Ponia, aš kažkaip staiga pajutau, kad besąlygiškai jūs myliu. O jūs pensiją arba pašalpą gaunate? Gaunu. Tada viskas normalu. Visi žinokite, pašalpų ir pensijų gavėjai mane myli. Bet šiandien tikriausiai pašalpų vėl nebus. Beveik 100%. Bet tai kaip tai nebus? Pirmą dieną aš nebe ministrė ir pašalpų prašau, nėra. Sveiki, bedarbiai. Labą dieną. Labą dieną. Pašalpų šiandien nebus. Tai, Sakiau. Ir taip patiem, vos ant premijų užtek. Nu ką, einu pažiūrėsiu jums kokią darbelę, tik jums į laikmeną. Čia ką, naujokę turim? Nu tai papasakok apie save, ką nors truputį. O! Laikmena užsikrovė. Tai gerai. Tai blogai! Kodėl? Kaip, kodėl? Jeigu laikmena užsikrauna, reiškia laisvų darbo vietų nėra. Taip, žiūrim, ką turim. Vakta akurat. Laimutis Pinkevičius, pavyzdžiui. Vakar susirinko patentininkų brigadą. Nu ką, ir pats mūrinė žydinius. Skolos kapsė, statybos sustojo. Dargis pasiėmė plėtelių klijuotoje vietą. Avulis įsidarbino dangoraižė, langų valytoje. Jo. O tik Gediminui Kazlauskui. O čia tai jam tikrai labiau pasisekė. Greičiausiai žmogus bus ministru. A vat tai apsukrus. Vat laiku įmerko pinigus į Valinsko partiją. A nes statybose nieko nėra. Visai kaip pasnė, nieko nėra. O tai kur darbo yra? Niekur. Net Airijoje nėra. Tiesa, Londono naktiniuose klubuose vis dar reikalingos striptizo šokėjos. Krizė, ne krizė, vyram vis tiek smagu žiūrėti šokėjų kojas ir kas lypi po visais rakandais. Ačiū, ne. Aš nenusirenginėju prieš vyrus. Bijau persišaldyti. O gal dar ko yra? Ja, kažin. Va, aš girdėjau, kad Miša Garberis iš Baltijos televizijos išėjo į televizorių meistrus dirbti. Ir aš čia nehiperbolizuoju. Aš čia žiūriu tiesiai į akis. Pavyzdžiui, aš iš nuogirdų girdėjau, ir ta nuogirda yra patvirtinta faktais, kad Stasys Brundza, jis atidarė tokį garažiuką, golfukam. Ir ten, reiškia, keičia padangas ir salentblokus vietomis. Ir čia ne pokštas. Pavyzdžiui, Sereika mūsų žinomas krepšinio treneris, tai jisai dabar sutinka fizrukų būt. Jis sutinka fizrukų būt, sako, būsiu aš fizrukas. Ramiai. Pavyzdžiui, Kazlauskas, tai man pačiam buvo naujiena. Jisai sutinka treniruoti net mergaičių komandą. Net Latvijos mergaičių komandą! Net ledo rytulio Latvijų mergaičių komanda tas... Nu gerai, nesiblaškykim. Sakykit, kokių jūs turit įgūdžių? Pensininkai mane myli. Nu tai ko jūs nesakėt? Aš jums galiu pasiūlyti labai gerą tokią šiltą vietelę laikau Antavilių senukų namuose slaugytoją. Ne. Jūs ne taip gal supratote. Pensininkai mane myli, o ne aš juos. Darbo yra tik lombarduose. Reikalingi aukso tikrintojai. Reikalavimas sveiki dantis. Kaip matau iš jūsų tobulos figūros, jūsų dantis yra pakankamai geri. Bet jeigu aš neklystu, jūs man atrodo, Seime sėdit? Tai taip, tai Seime, tai aš sėdžiu, bet aš dirbti kur neturiu. Taigi mane iš ministerijos išmetė. Yra vienas pasiūlymas. Direktorius, jūs apie tai? Taip, aš apie tai. Tada mes išeinam. Tai ką? Tu tikrai nori dirbti? Yra puikiai galimybė paravėti šieną. Ravėti šienelį?
Būtent, ravėti šieną. Va. Tai paimsiu tada. Tai gal tu gali man atsakyti klausimą, ką reiškia paravėti šieną? Aha. O tu pagalvok, ką reiškia paravėti šieną šios didžiulės ekonominės krizės akivaizdoje? Ką reiškia paravėti šieną? Šitaip! Klausyk.